Ar tikrai šiluma prabangos prekė? Interneto portale Delfi perskaičiau Rasos Laukaitytės ir Irenos Kucharevič straipsnius. Šiluma prabangos prekė ir vidutinio buto savininkui šis šildymo sezonas kainavo nuo 262 iki 1150 litų daugiau, kuriuose aktyviai analizuojamos priežastys, kodėl kiaurų daugiabučių gyventojams reikia tiek daug mokėti už šildymą ir kas dėl to kalčiausias. Šiuo metu Lietuvoje daug diskutuojama šilumos kainų nustatymo teisėtumo tema. Manau, kad per didelis dėmesys šiai problemai tik atitraukia dėmesį nuo esmės. Pakeitus šilumos kainų skaičiavimo metodiką, žmonių išlaidos būsto šildymui ženkliai nesumažės. Jokia kainų skaičiavimo metodika šilumos nesutaupys. Namus reikia ne tik renovuoti, bet ir tinkamai šiltinti. Privalome perorientuoti savo mąstymą nuo poreikio atpiginti šilumą į poreikį ją taupyti. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidento Vytauto Stasiūno pateiktais duomenimis, Lietuvoje kasmet daugiau negu 1 milijardas litų išleidžiama į orą dėl nesandarių ir prastai apšiltintų namų. O tokių namų gyventojai dažniausiai ieško ne galimybių, kaip apšiltinti namus, o priežasčių, kodėl to padaryti negalima, neišeina. Kas ko ieško, tas tą ir randa. O kokiai kategorijai priklauso jūsų būstas? Šilumos suvartojimą daugiabučių namų ir kitų pastatų šildymui apsprendžia jų būklė. Lietuvoje daugiabučiai pagal suvartojamą šilumos kiekį skirstomi į 4 kategorijas. Tai yra senos statybos labai prastos šiluminės izoliacijos namai, senos statybos renovuoti namai, naujos statybos kažkiek šilumą taupantis namai ir naujos statybos kokybiški namai. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos duomenimis tik 4,6% daugiabučių yra ypač taupūs. Į šį skaičių dėja ne visada papuola naujai statyti ir net neseniai renovuoti namai. Kodėl? Norint antrosios kartos nesandarių šiltinimo technologijų pagalba užtikrinti šiltinamų namų konstrukcijų sandarumą, darbas turi būti atliktas nepriekaištingai, o tam reikalingas ypatingas šiltintojų sąžiningumas, sąmoningumas, atkaklumas ir sandarumo reikšmės supratimas bei papildomi projektiniai sprendimai. Faktai rodo, kad realiai tai nevyksta. Dažniausiai gautą šiltinimo rezultatą galima apibūdinti posakiu: norėjom kaip geriau, o gavosi kaip visada. Todėl dėmesys vėl krypsta į 3 kartos sandaraus šiltinimo technologiją, kurios pats principas eliminuoja galimybę šiltinti nesandariai. Ar visiškas sandarumas gerai? Tradiciškai kartu su sandarumo tema lygiagrečiai kyla klausimai. Ar visiškas sandarumas gerai? O kuo tada kvėpuo žmonės? Buitinių vartotojų sąjungos prezidentas ponas Antanas Miškinis baiminasi, kad padidėjus patalpų sandarumui, cituoju, padidėja drėgnis ir angliarūgštės kiekis, nes butuose neįrengtos oro keitimo sistemos. Šiluma be abejo tausojama, tačiau kiek ir ar ne gyventojų sveikatos dėka? Valdžia nėra pateikus jokios oficialios pozicijos ir patikimos informacijos. Citatos pabaiga. Bet juk valdžia taip pat nėra pateikusi jokios oficialios pozicijos ir patikimos informacijos apie tai, ką mums šiandien valgyti pietums. Ar tai reiškia, kad mes turėtume būti alkani, arba nutukti, susirgti, numirti? Kiekvienas iš mūsų yra laisvas rinktis. Kiekvienas pats nuspręs, ką jam valgyti ir kuo kvėpuoti. Taigi namų renovacija nenumato langų užkalimo ar draudimo įrengti vėdinimo sistemą. Mano išvados yra tokios. Renovacija suteikia galimybę pagauti tuščiai švaistomą šilumą ir ją taupiai ir protingai valdyti, nekenkiant savo sveikatai. Patogiausias laikas namų renovacijai neateis niekada. Visada atsiras 100 priežasčių, kodėl nepradėti. Džiaugiasi tik tie, kurie ryžtasi.
o kitiems belieka tik tai brangiai mokėti už šildymą be perspektyvos sutaupyti.